Labas vakaras. Su jumis kaip visada tokiu metu laida 24 valandos. Nuo šiandien matysimės dar dažniau. Nauji nuotykiai, bėdos ir rūpesčiai jau netrukus. Aš esu daug nusikaltis, labai daug nusikaltis. Nebeapsikentusios Vidmanto žmona ir dukra išmetė tėvą iš namų. Dukrytė, būk tu gerų, ką? Sveikas, mano mielas giminėlį. Aš 10 gausiu pensiją. Tu pažiūrėjau pas mane kišenį. Visi pinigai, ką aš turiu. Staigia ištrubos, lauk! Alkoholis, avarija, skola, antstoliai, gatvė. Taip trumpai būtų galima papasakoti Vidmanto biografiją. Stikliuko nevengiantis panevėžietis prieš metus padarė avariją, o teismas jam priteisė daugiau nei 5000 litų skolos. Kad antstoliai netimtų vienintelio likusio Vidmanto turto, jis savo butą padovanojo dukrai. Tačiau po to atsidūrė gatvėje. Ar atleis Vidmantui praeities nuodėmės jo žmona ir dukra? Atsakymai jau netrukus. Tai sveiki, ar Vidmantas būsit? Sveiki. Vidmantas, sveiki. Žinokit, pirmą kartą per visus iškvietimus žmogus pakvietė ne nurodydamas kažkokį adresą, sako, susitinkam Panevėžio parke. Tai kaip taip atsitiko, kad neturit savo namų? Padariau išgėręs avarijų. Man uždėjo baudą 5000. Ir kad netimtų antstoliai, dukra su žmona jie pasitarė, prašė, kad perrašyti, dovanotą butą ant dukros vardą. Sako, kaip susimokėjus, atiduosim. Dabar, prašau, laukiai vakar visų dienų, visų naktį neturėjau kur miegoti tiesiog. Tai kur nakvojat, Vidmantai? Autobusai stateliai ir laiptiniai, laiptų. Lietus sužėjo laiptinį, kur daugiau miegosi. Prieš kiek laiko įvyko ta baisi avarija? Prieš 2 mėnesius kažkur. Prieš 2 mėnesius. Ir po tos avarijos jūs perrašėt? Perrašiau tiesiai dukrai butą. Kokia priežastis buvo perrašymo dukrai? Kad netimtų mane butą iš antstoliai. Jūs išsiskyręs ar vedęs, sakykit? Išsiskyręs. Jinai taip sakė, išsiskyręs. Prieš kiek laiko jūs išskyrė? Prieš 30 metų išsiskyriau su žmona. Gerai, o ką jos žadėjo? Perrašysi butą, o kas po to? Iš pradžių žadėjo perrašyti, kad susimokėsi baudą, iškart perrašam. O dabar jau visai kitaip šneka. Dabar jau nori jie man nupirkti. Palaukit sekundėlę, o tą butą jūs kaip dovanojo dukrai? Dovanoju, pasirašiau. Bet jūs tiesiog įkalbino tai padaryti? Taip. Tada aš buvau, kaip sakant, prisipažinsiu sąžiningai, dar buvau neatsigavęs nuo tų pagerimų, taip sakant. Avariją padarėte išgėręs? Taip, buvau išgėręs. Ir pas notarą ėjote išgėręs? Pageringas, kaip sakant. Dar neatsisiūkinis. Bet tai gerai, jūs tiksliai prisimenat, kad jūsų buvusi žmona žadėjo atgaltą. Vot, gaila, kad sekmadienį ištrinė žinutė, kad vasarą grįžti 6 ir sutvarkysim tavo gryčių. Būtą sutvarkysim. Vėl atgal jums? Taip. Sako, be manys dukra nieko negali padaryti. Aš jį parodžiau, man ir ištrinė tą žinutę. O dabar kas vyksta, kodėl mus kviečiate? Kad neturiu niekur dėtis, tiesiog, nei nusipraus negaliu, žinai, kad kaip... Tai jūs dabar nuvykęs pas savo buvusią žmoną, ką norėtumėt atgauti? Ar tiesiog vietą, kur stogas būtų virš galvos, ar tą butą iš vis norėtumėt atsiimti? Aš nežinau, man taip yra svarbu, kad ant galvos nelytų. Kur aš turėsiu atsigulti ir pamiegoti ir nusimaudyti, nusipraus, pavalgyti. Dabar mūsų, Vidmantai, užduotis būtų tokia. Arba išreikalauti, kad jums vis dėlto tą kambariuką vieną skirtų? Oi, džiaugčiaus. Labai džiaugčiaus, kad duotų Jėzus Marija. Aš sakiau, ir mokėsiu pinigus ir viską. Dabar, Vidmantai, sakei, kad nei buto, nei šeimos. Nei šeimos, nei buto. Nieka. Ko labiau trūksta?
Šeimos reikia. Jeigu šeimą turėtum, viskas būtų. Bet tai suprantate, kad viską pro gerklę praleidai. Va čia aš labai gailiuosi. Čia labai aš gailiuosi, žinau. Niekad nevėlų keisti, žinokit. Na, čia tai nevėlu, aišku, nevėlus. Kol gyvas ant šito žemės vaikštat. Bendrom jėgom pabandom, ponia Irma, išspręsti problemą. Aš žinau, kad čia jinai sena. Neprivalu aiškinti. Irmutė, būk tu gera. Aš neprivalu aiškinti. Aš ir vakar visų naktį lauk išbuvau. Nu. Aš neprivalu aiškinti ir komentuoti savo asmeninę gyvenimą. Bet, aš suprantu, vaikai privalo rūpinti savo tėvais. Ką man dabar daryti, sakykit, jis mane giminė. Yra mama, yra, kurie tvarko savo reikalus. Irmučiuk, bet tavi mama nieko negali, sakė. Nu. Neprivalu aiškinti. Na, Irmučiukai, ką? Nu? Aš neprivalu aiškinti. Nu, tu neaiškiai, tu man padėk. Gerai. Dukrytė, būk tu geručiai, ką? Aš neturiu stogo, žiūrėk, koks vaikšto, apžėlis kaip kelmas, nu. Ta buvo pasakytas, susiras būtą, mes pilnų tau nuperkam. Aš ieškau, vaikelį, ieškau, išindyti buvau nuvėjęs, nu, tu ieškot, nu. Yra tai, kad yra jam sudarytas sąlygas įsigyti būtą ir mes pilnų tempų šnekėm ir jam bus Nu, tai iš ko man įsigyti, jeigu aš nieko už tokį kainą nerandu, 6 gabalai, nu. Kiek aš praėjau, žmonės juokia, sako, kur tu rasi tokia grįžtų. Tai buvo jisai išviliotas tavo būtas, perrašyt jų vardu. Jie perrašė, kad nedingtų nuo Jis, savęs. nu, ir kad Bet tas būtas jau buvo ir yra išnuomotas neterminuotam laikui. Jau prieš tai. Prieš tai. Jūs visi susirinkit, aš net nežinojau, aš net nežinojau, jūs susirinkit pas buvo. kitą moterį, Jūs jisai keturi. vartoja alkoholį, išdaužė man sodą langus, siūlėm kreiptis į prieglobstį, siūlėm visokią gydymosi nuo alkoholio, Klaipėdos Minesotos programą, visur buvo atsisakyta. Irma, gerai, aš mačiau štai šito žmogaus ašaros. Jums skaudu, kad kiek besistengėt padėti, viskas kaip į kiaurą balą. Dukrytė, būtų gerai, ką? Dukrytė. Nu, aš jau prašau, tai kągi. Jau užtenka, aš jau šiandien jau bijau eiti, supranti. Taip, pas mamą, tu naktį tarsi visų su išbuvau mama, čia aš jų lauke. gerbiu. Dabar yra du pasirinkimai. Vienas - pastogė ir gydymasis. Kitas, tu vėl atsiduri laukia, kadangi tu nenori keistis. Niekas už tave to sprendimo nepadarys. Jeigu man bus pastovę, aš einu iš karto gydytis. Prisiekiu. Prisiekė. Prisiekiu. Gerai, viso. Važiuojam. Važiuojam pas jūsų buvusiai, paklausime, ar galimas variantas dėl nuomos. Pabandysim išnuomoti tavo būstą, kol laikinai susirasi parduodamą vietą. Labą dieną. Labą dieną. Ar su ponia Ieva kalbu? Taip, Ponia Ieva, skambina Žilinas iš 24 valandos laidos. taip. Dabar trumpa reklama, po jos matysite. Sveikas, mano mielas kaimynėli. Aš 10 tai gausiu pensiją. Tu pažiūrėk pas mane kišenį. Visi pinigai, ką aš turiu. Taigė ištrubos, lauk!
Labą dieną. Labą dieną. Ar su ponia Ieva kalbu? Taip, Ponia Ieva, skambina Žilinas iš 24 valandos laidos. taip. Namus išsikvietė jūsų buvęs vyras, aš jį šiandieną paėmiau nuo gatvės Panevėžy. Nu mes dabar tai ieškom visur ir jam liepė. Atsiprašau, ir jam liepė susieško, ir jam liepė ieškoti, bet jis jokių pastangų nedaro, jis tik laukia, kad mes viską padarytumėm, skolas apmokėtumėm, viską mes. Aš jam siūliau, jau mes kaip nors su dukra nupirktumėm už kokius 5 000, bet mes niekur nerandam tokią. Kad ką nors nupirkti, mes ieškom ir jam liepėm ieškoti. Bet jis nieko neieško, jisai ką jisai ieško. Jis ieško televizijos, jis eina į policiją, jis eina tokiais keliais, suprantate? Ieško, nu ką tu iškubis, sėdėdama čia nededa jokių pastangų. Gerai, o ponia Ieva, sakykit, o tas butas, kuris įperrašė į dukrai, siekia... Vis dėlto jūs nesiginat, kad kada išsimokės skolas, jūs jį gražinsite jam? Nu tai visą butą tai negražinsim, tai vietoj šito norim nupirkti ką nors kitą. O kodėl viso buto negražinsit? Nu tai visas butas, tai ir man priklauso. Ai, tai jūs... Pusė dalies. Ten mūsų abiejų butas. Jis yra... Jevutė, būk tu gera, leisk su Vandu savo kambarį gyventi. Nebijok, aš duosiu, aš tiek neišnaudosiu, nei elektros, nei vandenį, elektros nedeginu. Vandenį, kad padelį ar kavos atsigeri, viskas. Tai neužteks pinigų. Ne tame reikalas, kad tu puodelį arbatos, bet tame reikalas, kad tu tuoj pat pradedi vestis draugus. Nesivesiu, aš tau ir nakar sakiau. Padarai dustinę. Nepadarysiu, girdi. Jevutė, nustok šaukti. Landinė, kur tu pasirodai visur landinės? Aš dabar suprantu, žinok, Jevutė, žinok, man geriau čia tai grįžčiai būti, negu man laukia, kaip naktį mėgojau. O jeigu jis ten padarys vėl, pradės landinę, nu taigi kam... Ponia Ieva, žiūrėkite, tai jeigu jūs įsileidžiat į tą kambarį, jis pasižada mums, daugiau nesivestinas jokių draugų, jeigu jis tenais padaro landinę, jūs užfiksuojat, kad tenais girti žmonės, aš pats asmeniškai atvažiuosiu ir pasirūpinsiu, kad ten jo daugiau nebūtų nė kojos. Nu tai nebent tokiu atveju, kol surasim, jam nupirkt. Taip. Gerai, ačiū Jums labai, Ieva, už žmogiškumą. Gerai, taip ir padarysim. Viso geriausio. O toliau ieškosim ir surasim jam, jo gatvės mes nepaliksim, bet jeigu jisai šitaip darys, tai... Nedarysiu. Gerai tada. Ačiū labai. Nedarysiu, Jevutė, ačiū tau. Gerai. Nedarysiu, tikrai ne, brangu. Ačiū, broli, ačiū. Čia žinok. Išgelbėjai man gyvybę, Jėzus Marija. Koks dėkingas aš tikrai. O sako, netikėjau, kad tai bus. Netikėjau. O dabar tikrai tikiu. Tikrai tikiu, kad tokia galimybė gali tu daryti viską. Važiuojam atgal, Panevėžį. Yes. Aš esu daug nusikaltis, labai daug nusikaltis. Prašau, užeiti, svečiai. Gyvensite laikinai, kol jis būtų. Prabangiai čia, Vidmantai. Prabangiai, be spintų nėra išvežti. Nu tai aišku, gerai, čia labai man pripratęs jau tiek metų išgyvenęs. O tai kodėl tu sakai, kad laikinai? Kaip ne? Kol man būtų. Sakė, žadėjo, kad nupirkt būtų, tai tada ir aš... Savaitės laikotarpį nupirks. Savaitės laikotarpį? Da, geriau. Labai labingas, labai dėkoju tau, ypač aš netikėjau, kad taip pas bus. Tai Vidmantai, mano bus prašymas, neversk anksčiau laiko savęs daržovę. Stengsies, ačiū, stengsies labai. Nu, stengsies. Gal čia nelaikinas būstas, jeigu tu sugebėsi per metus įrodyti, kad dar gali būti dėmesio vertas vyras, o ne daržovė. Būtinai. Prisiekė Dievu. Dabar lysk į vonę, nes jau laikas. Aš žinau, aš dar biškai, man reikia išeiti.
Sveikas, mano mielas giminėlį. Mažeikiškis Alfonsas prieš keletą metų įsėdo į pakeleivingą automobilį važiuojantį į miesto centrą. Jį, pavargusį po darbų, keli vyriškiai įkalbėjo kartu su jais nueiti į parduotuvę ir nusipirkti motorolerį. Žinoma, transporto priemonė buvo įsigyta išsimokėtinai, panaudojant Alfonso pasą. Motorolerį apgavikai pasiėmė, o paskola liko mokėti vargšui Alfonsui. Na tai sveiki dar kartą. Alfonsai, nuo ko viskas prasidėjo? Nu, vis prasidėjo taip, kad įsėdau į mašiną, reiškia, aš norėjau išvažiuoti iš darbų, patekti į mikrajoną, bet su savo mašiną nenorėjau važiuoti, aš buvau labai išvargęs. Ir nuėjęs taksi neradau. Tai kaimynas pasako, man tu jau šios mašiną ir važiuojam į mikrajoną. Nu, taip ir prasidėjo. Mano vardu pasiėmė jie motorolerį ant įsivokėjimo, pasiėmė patys ir skolingas likau aš. O tai ką su motoroleriu veikė? Pardavė, nupirk pasivažinėjo, paskui pardavė ir pinigus jie pasinaudojo, o ne man grąžino. Bet tai pasas buvo jūsų, kada... Taip, mano pasas buvo. Taip, į man pasas. O kaip dabar gavosi, kad jie tą pasą iš jūsų gavo, tai paskolai paimti? Tai jie mane įsivežė, pagrasino ir tu nori, turėjau duoti. O kaip grasino? Grasino susidorojimą. Išvažiuoji, gali negrįžti. O kur jūs išvažiuoti turėjot? Mes išvažiavom į Sedą, į Telšius, o paskui Telšius jį negavo, išvažiavom į Šiaulius. Dabar kokia suma? Suma ir apie 5,000 dabar jau susidėjo. Nes visi palūkanos, viskas teismo išlaidos, viskas advokatų išlaidos. O jūs tuo metu oficialiai dirbote? Taip, oficialiai dirbau. Taip, oficialiai. Turėjote pajamų? Nu, normalias pajamas, tai nelabai kas. Bet normaliai. Kiek iš visos tos sumos esate išmokėjęs? Aš esu išmokėjęs už visą motorolerį, jau esu išmokėjęs. Ir dabar tik belieka palūkanos 2204 litai 15 centų. O, čia paprašytos visos sumos, kiek aš esu išmokėjęs, kiek jam reikia mokėti ir jo prisipažinimas. Aš, Mindaugas Šležas, šias pinigų sumas Alfonsui išmokėsiu per 18 mėnesių iki 14 metų lakryčio 1 dienos, mokėdamas periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 240 litų. Tai jisai jau šiais metais bent vieną išmoką sumokėjo? Ne. Taip išeina, kad taikos sutartį sudarė, bet jos nesilaiko. Jos nesilaiko iš viso. Iš viso nesilaiko, jis nekreipia dėmesį. Bandėt su juo kontaktuoti kažkaip, skambinti? Taip, bandžiau. Buvom susitikę, jis atveždavo pinigus man čia, bet tai prieš naujus metus, 15 gruodžio, turėjau iki 15 turėjau sumokėti, bet jis jau po to nebeatvežė ir jau nebesugavęs. Tai telefono kelia ragelį? Nekelia. Atsakinėjai tik žinutės. Atsakinėjai žinutės? Taip, atsakinėjai kartais ne. Žinote, kur tas Šležas gyvena? Tada žinojau, kur gyvena, jis gyvena už Tiršklių soduose, o dabar jis jau gyvena Balėnuose. Tai važiuojam, sėskite automobilį, tada važiuojam, gerai? Gerai. Sakėte, to vardas vaikino? Mindaugas. Einam, paieškosim Mindaugo. Labą dieną. Labą dieną. Ieškom Šležo Mindaugo. Yra Šležas. Kur pons Mindaugas? Va, tas ponas Mindaugas. Sveiki, Mindaugai. Nu, ką čia įsitrinėjai? Nu, susilauk. Gerai, davai ištrubus, lauk, staigiai. Kas? Staigiai, lauk ištrubus, tada nukirsti to pat. Staigiai, lauk, man čia cirką daryti. Gerai, bet mes.
Staigė, lauk ištrobos. Staigė. Aš žinau, kad mums turi cirkų prikilti. Tai gruota televizinį. Staigė, lauk. Staigė ištrobos, lauk. Tai gal tu man pasakysi? Man nereikia. Tu gal matęs mano laidas, aš visą laiką abiejų Jūs nuomonės galėt klausau. pašnekėti. O tai aš ir sakau. Tai, Jo, jau, tegu pavadė. tai čia ne pirmas kartas gal? Nu, aš jau žinau, aš jau čia paprasta buvo. Koks ant mums cirkus? Koks mums, aš žin, kad aš neturiu tikrinam pinigų iš ko sumokėti. Ko aš nam šiandien galiu sumokėti 100 lit, važiuoti pasėti ir paduoti. Ant man siūlai atvokti. Aš 9 metas lyginom turės, 10 kart teist ant man siūlų vokti. Neturiu iš kur, aš net žin, kad neturiu iš tų pinigų. Tai aš matau, kad jūs... Iš kur man gauti pinigus, supraskit man. Aš žinau, kad darbų nėra viską. Nu, aš neturiu tų pinigų. Kad jis sakė, kad tavęs neranda niekaip, kad tu neatsakinėjai viską. Ant pas prokurorė jau buvo, ant man, kad pas prokurorė viskus turim. Ant man skombint, sak, atvažiaus man sūns, tai supės, va tep. Sakau, man neįdomi, sakau, aš nenoriu su tavim net bendrauti, sakau, šves. Sakau, mes geriau, sakau, tai susitarkim, sakau, aš neturėjau ko mokėti, čia psichiatrinė buvo, čia man, buvau chujau, šves. Jens man, kur, žinau, ko dar da. O dėl ko dabar, sakyk, jisai aiškina, kad motoroleris buvo paimtas jo vardu, pats motoroleris šiaip pardavė, o, nu, o tai kodėl Ne man te paėmė. Ne? O tai kam? Tai kas važinėjo? Aš ant paėmė kitam žmogui. Aš iš to žmogų perpirkau, na. Matai, kiek peikų ir da. Mokėti. Tu man praeit kart siūlė. Tu man vūk siūlė. Kuo? Vūk siūlė eit. Pras prokurorį kabau, sakė, vūkt mane, iš ko man mokėti. Juk tu žinai, kad aš neturiu. O koks man skirtums, kad tu turi net neturi? Tai kam tu jėmi? Jeigu aš neturiu pinigų, tai aš neinu į parduotuvę. A man motorolerį paėmė. Ne, o tai kam tu? Kam paėmė? Tu pasiėmė, tu išvažiavai. Nu, aš paėmė iš kito žmogaus. Aš nežinau. Kitam žmogui, ne man. O viskas surašyta, tu prisipažinai. Prisijėmiau, va, kėlis buvo, prisėmiau. Nu tai dabar Nu, tai nu. tiek. Pala, sekundėlę, tai tu ne jam paėmė tam... Tu sakai, kad jisai tave prigazino, tu man taip sakei. Mušo į mišką vežė, manęs nebuvo. Aš jau nuvažiavau, kad motoroleris buvo paimti Šiaulių iš saloną. Nu. Palauk, tai o kam tu man dabar Alfonsai Nu tai melavai? ko aš vadovau? Sakai, kad jisai buvo tam automobiliu, kuris tave gazdino. Tai davės jūsų buvo, bet aš jo neiškojau jau. Visur, kai įsivažinėjot, manis nebuvau. Mane nusivežė tik į Šiaulius kartų, tada tu už kartą paėmė. Aš da viską susimokėjau. Sekundėlę, žiūrėk, dabar tu perpirkai tą motorolerį iš kito... Perėmiau iškėt, nes pas buvau lapą mokėtis, aš anam pasėmiau iškėt, ants paėmė, nemontę, paėmė, aš iškėt, nes aš per teisę, tai, aš pasėmiau tą kapį, daiktas pas mane atitek, pas man daiktas buvo, aš jį palikau. Ants nemontę ėmė. Bet tai, Alfonsai, sakyk, kodėl tu tokiu apgaulės būdu bandėjai apjudinti šitą žmogų, kad jisai tave gazdino, kad tave kažkur... Tai juk ansikalėjim, čia student, kiek čia teistumų, kiek man čia mentūrs reikia, kiek metų, nuo 8 metų, čia viskas velkas jau. Nuo 8 metų. Bandė tave jauną žmogų į kalėjimą įkišti. 2 metus niekur nesikreipė, kaip sakė, tipo kamušom, 2 metus, kodėl 2 metus niekur nesikreipė? Kol tu mokėjai atsitiesiai į Snoro lizingo banką, tol aš nesikreipiau. Pradėjai nemokėt, aš padaviau į kriminalę paiešką. Nes aš net tau pavardės nežinau. Važiavęs pas mano globėjus į Tirklius su kokiais vyrais buvo atvažiavęs, ką? Čia palauk, čia tu jį gazdinai kažkokiais tokiais... Jokių būdų aš negazdinu nieko. Nebuvai į Tirklius atvažiavęs, ką? Atvažiavau, Nu, su tokiais vyrais, nebuvai. Ten buvau iš policijos. Policijos, geležinkelių policija. Iš geležinkelių policijos. Nebepjau, gerai. Nu, aš teisybę sakau. Aš irgi teisybė, aš negirsiu, aš normaliai išneku. Dabar taip, žiūrėk, turėjo žmogus pinigėlių, mokėjo, taip? Mokėjau, tikrai mokėjau. Nu, Visku buvom po biškį susirašę, mokėjai. visku. Nu, po 238, ką buvom stais, taiko sutartį. Tai dar Mindaugai, aš kaip suprantu, iš to pusės piktybiško slapstymosi nuo tų mokėjimų nėra. Nebuvo, juk mes susiskombinom visku šnekėjom. A kas slapstės ko? Nekeli ragelio, nekeli niekada ragelio. Kai aš tau pakelu, ką tu visą laiką šnekėjai? Kada tau sūnus, kai skambinu prisisprogęs, kans man? Tai sūnus, kokiu Nu tai ką man skambint kiti, iš belė kokių numerių skambinti į protą. Žmogus sako, pradėsiu dirbti, mokėsiu kaip ir prieš tai, nemoka tik 3 mėnesius. Galiu nam tą 100 lit šiandien duoti. Nu, bet tas niekam nam nesugės. Aš tu žinai, kaip sakai. Ir tas įsigelbės man. Tu pagalvok, aš jau dabar tik tas tiek. Aš 10 tai gausiu pensiją. Tu pažiūrėk pas mane kišenį. Visi pinigai, ką aš turiu. Kaip man reikia įsimaitinti? Tai dabar, tarkim, jeigu jis tau to 100 litų gražintų, palauktum iki pavasario, kada prasidės laukų darbai ir jis turės darbą. Kai nors po 50 suduotų į mėnesį, dar visai. Jeigu aš pradėsiu dirbti, aš jam paskambinsiu, bet tik jis tegu kelia ragelį.
Arba į žinutės tega atsako, kaip jam pigiau, aš jam taip dariau, kai iš tai neleidau Supranti, Alfonsai, jaunas vaikinas, gyvenimas prieš Aš akis. suprantu, bet ką man? Nevalgys jam būti parketą. Tikrai ne iš gero gyvenimo tas Mindaugas to pinigėlių nemokėjo, supranti? Aš suprantu, gal neišgerai, bet nors po biškį, būtų davęs, būtų viskas būna. Jam buvo pasakyti, nors po 100, atvežk po 50. Kad nieko nesistengia, telefonas neatsako. Bet tik 3 mėnesius, sakė, jis nemokėjo. Bet kiek metų jau visas tas dėsis? Bet kiek jau metų? Pagalvoti reikia. Nu, tai per tiek metų, tai po 20 litų tai būtų išmokėjęs. Jei nebūtų tų palūkanų būt buvę, nebūtų tų teismų buvę, nieko nebūtų reikia. Tu pasisi mūrininkas. Taip, Ir tau kartais reikia pagalbinių. taip. Būna ką reikia. Jeigu prireiks pagalbinių, tai pasimk Mindaugai pagalbą. Su kuo mes atvažiuos? Ar atvažiuotum iki Mažeikio? Kelintais metais jau buvau, aš nuprašiau. Aš jau buvau prašęs jau. Tu buvai prašęs, bet labai teisingai, tu buvai prašęs. Bet ar aš tau turiu atvažiuoti kažkur, nežinau, ar aš tai sutiksiu, ne? Tada tai būčiau radęs, kur tą miestą pabūti. Nežinau, dabar įgardu. Aš dar užsidarau. Gerai, Mindaugai. Pavyko. Ar reikia dar tavęs klaus, kad gal pažadėtum gavęs darbų, toliau sąžiningai mokėti? Mokėjęs, aš nam buvau pažadėjęs, tą tikrai. Aš juk niekur sakiau, nedingsiu, niekur aš nebėgsiu jau. Ačiū. Tai pinigėlius jau, taip sakant, gavote. Problemų. Davai, žiūrėkime. Aš jau dabar ramus palikau, nes žinau, kad ramiai mėgut galėsiu. Tai kaip sūnus nepadeda tėvukui ten tą skolą už tą motorollerį atsiimti? Aš nesu stiprus, kad galėčiau padėti. Gerai, užeinam pasižiūrėti, kaip tavo tėvukas gyvena dabar. Nu, biškai švaliau, jeigu čia. Čia garažas, tai niekai. Tai kartu ir garažas, ir... Čia jiem pasidariau, dar lango nespėjau sėdėti, nespėjau langą sėdėti. Ten nu, kaip matot, jis tapitavausi, aš laikinai, ilgai nebūsiu aš čia, aišku, sakas. Alfonsai, tai tau tie pinigėliai, kad ir 100 litų būtų didžiuliai pinigai. Tai aišku, didžiuliai pinigai dabar, šiuo momentu, kol aš darbo neturiu. Sveikatos turiu, tikrai, galiu dirbti, kai iš to nuobodumo kartais visokių nesąmonių galiu prisigalvoti. Čia nepripratęs nedirbti. Atsivedė Alfonsai čionais, kad parodė, kad tikrai tavo buitis nerožiam klotą. Nerožiam. Kaip matot, šaltaus, o dujinį, prašau. Kiek čia kvadratų? 7. Nu, čia ir sanitarinės sąlygos. Bet, švarą pasilaikau ir ką, dajau. O čia matau, Alfonsai, dviratukas tavo, taip? Taip. Ne, aš su mašina važiuoti nebegaliu šiuo momentu. O kas yra? Akims operacija reikalingi daryti. Užtat man reikalingi pinigai. O tai sakai, o jeigu dabar tas motorolleris, kurį tu oficialiai pagal popierius savininkas esi, jeigu turėtum tokią transporto priemonę, tai būtų gera... Aš dabar šiuo momentu retai važiuoju su dviračiu. O kas su akimis? Katarakta. Šiandien tiek. Primenu, jog ištikus bėdai ištisas 24 valandas galite kreiptis į mūsų laidos žurnalistus. Jie visuomet pasirengę jums padėti. Jeigu šios laidos nespėjote pamatyti nuo pradžių, jos įrašo ieškokite vaizdo galerijoje LNK Go. Netrukus LNK žinios. Iki kito karto. Sudie.